Labas vakaras visiems. Šį vakarą susitikome čia mes kartu su Dovydu Parukiu bei nuostabiais svečiais. Esu Justinas Lekavičius. Esu Kamilė Ragūnaitė. Beveik Lekavičienė. Beveik. Jau arti. Bei manimi Roku, kai dar kitaip žinoma inžinieriu. Į vakarą atvykom, ne bet kokį, o į Sports Awards. Tai realiai turbūt antras didžiausias e-sporto renginys, nes pirmas didžiausias vis tiek yra Game Awards, o čia toksai scuffed versija, jeigu galima taip pasakyti. Jo. Nori vest? Ką? Mane. Aš negaliu tavęs vesti. Aš noriu tekėti. Aš noriu tekėti. Suknelę pirksi? Bet imagine būtų tikrai geras vestuvės. Jisai su suknelė, aš su kostiumu. Ne. Ne? Ne. Nebūtų geras. Nenorėtum, tipo, žinai. Ne. Su suknelė. Nesiuo, ne? Damn. Ir tada nustyplė šią suknelę ir ten kostiumas baltas. Matelis blogas. Ką? Grįžtam. Šiaip apie pačius tos awardus į tą pusę, apie streamerius galim pašnekėti. Davai. Vis tiek abu streameriai esat. Mes lygiai taip pat. Mes irgi. Labai nebe tokie aktyvūs, nuplauti. sakykim. Kasmetiniai. Nuplauti tokie. Neįsiu į diskusiją. Turi laiko streaminį, neturi nestreaminį. Ne, šiaip iš tikrųjų turi laiko, pavyzdžiui, aš asmeniškai turiu laiko. Bet ar turi noro? Bet reikia turėti noro ir tokios energijos. Nejaučiat, kad jūs išsunkia streaminimas? Oi, labai. Ne. Ne? Bet tu tipo, žaidi žaidimus, tipo, full focus. Dabar gal tau taip yra, nes seniau tau būdavo, kad pavargsti labai. Anksčiau būdavo, dar ir pripratau kažkaip prie tų kamerų ir žinau, ką reikia gal daryti ant tas tų kamerų. juodas įdėjo tau, kad tu labai daug intervų pastoviai duodi jo. Jo, teisingai. Ko gero, pas kur ateisiu. Žinai, ką aš pastebėjau, pavyzdžiui, tu gali gamint be streamo kokias, bent 6 valandas be nuovargio, bet tu pabandyk su streamu 6 valandas ir tu toks iščiultas jauties, to tu nebeturi. Man patinka. Žais. Mane labai kartais taip trigerina žmonės, kai sako, kaip jam čia fainai, gerai, tipo, čia pasijungia kamerą, tiesiog gamina, beleką šneka, šaibas, gal, kalbant apie didesnius, pavyzdžiui, streamerius. Galim paminėti tą patį Republiką, pavyzdžiui, kaip su Batono darė. Tiek daug žmonių kalbėjo, kiek iš čia šaibų ir skaičiuoja svečius pinigus, jis tiek čia dienų streamino, kiek čia už valandą kainuoja. Bet nei vienas nesuvokė tos tamsiosios pusės to dalyko. Gerai, tu gauni pinigų, bet tai yra juodas darbas. Tiek valandų tu neturi savo gyvenimą, tada visiškai, jis turi antrą pusę, nėra laiko kartu, jis turi visai kitus, žinai, dalykus gyvenime irgi. Kontento vergas. Jo. Ir žmonės to neįvertino, kaip sunku yra tai. Niekada žmogus, aš manau, kad niekada žmogus arba tiesiog paprastas žiūrovas nesuvoks, ko nepamandys to pats. Dėl pačių žaidimų, tas turbūt irgi klausimas, kad žmonės gal tiek neįvertina, kaip sunku yra žaisti. Ir pats e-sportas ant to yra gal šiek tiek kliba, kad niekada visi žmonės nepalaikys e-sporto sportu, nes tai vaikiška ir tokia mintis. Gal generacija nauja užaugs ir... Gal jo, dar peraugs 4 generations ir visi žinos, kad e-sports yra the real sport. Ne, iš tikrųjų, ar gali tai pasiekti, Jo, to lygiai su sportu, tikru po? Jeigu šachmatai priskiriama lygiai ties sportu... Tai subrandinų laikas. Bet jeigu 4-5 generations praeitų, tai nebelieka tų boomerių. Tiesiog, nes mes jau priėmam tą sportą kaip sportą. Imagine 4 more generations ir visi priėmam sportą ir būna lygiai su sportu. O tai gal mes pradėsim nepriimti sportą kaip sportą? Mūsų jaunesnės kartos, imagine, sako, čia ne real sportas, nes ten nėra figūrėlių. Ten lytės nėra. No mouse, no sports. Iš tikrųjų, keisti laikai, ne? Ne, man patinka. Jisai ne, aš jo. Digital laikai labai keisti, iš tikrųjų. Pagalvojus, labai greitai viskas evolvina. Jo. Labai viskas greitai keičiasi. O, aš jums nebuvo, kartais tokios minties, mes turim televizorius, telefonus, kompiuterius, ką žmonės, kai nieko to nebuvo, veikdavo. Atrodo, toks gyvenimas, ką veikt?
sėdėdavo prie laužo, knygą skaitydavo. Jo, realiai knygos buvo. Toks geras gyvenimas, atrodo, man laikraščiai. Kai būna, kai susėda vakare prieš miegą visa šeima, ten tas 10 vaikų žmona ir jau šeimos, kas yra galva tėvas, sėdi ir skaito knygą, ir jiems čia būdavo vakaro pramoga, visi sėdi, klauso, kaip įdomu. Nes ir tos knygos buvo irgi pramoga. Dabar pabandyk 10 vaikų surinkti į vieną vietą, be telefonų. Be planšečių. Nežinau. Sorry, man mečis, negaliu. Mes vėl grįžtame pas jūs šį nuostabų vakarą šeštadienio ir jo, tai mes aptarinėsim kiekvieną nominaciją, na bent jau kažkiek, pašnekėsim šiek tiek ir apie streamerius, apie organizacijas, na, bet ką, kas bus iš nominantų. Ir laimėjo... Laimėjo jisai! Laimėjo šitas bičas Red Bullis. Taip ir žinojau. Aš tai būčiau spėjęs tada. Red Bullis labai stipriai iš tikrųjų sporte. Realiai. Mobile Legends! Bang bang. Jos! Ką? Jis Jis tai žino skriptą. Aš jau buvau prisidėjęs. Jis čia buvo zvonokų įmetė, sako, duok man visus nugalėtojus, žinai, šiandien. You gonna shoot now? Jep, jau įteikė. Nu ir kam Ir laimėjo. Nu čia atrodo toks Riot Games. Neatrodo Riot Games. Labai Riot Games. Visiškai ne Riot Games. Čia toks... Let's go! Aš sakau, jis tai turi kontaktus. Pagarba GG arenai. Pagarba. Ir padėka, labai mes mūsų įsileido čia. Ir viso pirmą aukštą Visą pirmą aukštą. užlokino. Čia milžiniška, čia yra labai didelė erdvė. Man tai sunku patikėti, aš čia pirmą kartą, jūs jau buvot čia. Aš šiandien atgaitėjau, aš tikrai nesvarbu, gali patvirtinti, kad aš nefeikinu reakšinu kaip... Beje, kas yra labai smagu, kad organizacija pasirūpino ir atvykimu šeimos Rimtai? žaidėjų šeimos atvykimu į Pietų Korėją, kas yra per pusę pasaulio perskirstyta. Jo. Kodėl CS'as taip nedaro? Kaip kietai? Game of the Year. Nes pavyzdžiui, mes CS, jeigu norim atvažiuoti į turnyrą, tą patį Major, jeigu norim finalus žaidžia, jeigu norim finalą atvažiuoti, ieškokis pati kaip nori. Ko trūksta Lietuvoje, kad užauginti daugiau pro žaidėjų? Finansų. Kad būtų, kas steigia tos finansų galimybės žmonėm. Kad, žodžiu, kad žmonės galėtų būti komandoje, iš to gyventi ir tobulėti ir pakilti jau. Nu taip, įsivaizduok. Dabar, tarkim, iš idėjos nori sukurti esporto teamą lietuvių. Jie turi savo gyvenimus, mokykla, tarkim, darbas. Jeigu tu nori, kad gerą teamą turi skirti labai daug laiko dienoje prakinti, kad galėtumėte aukštam lygiai būti. Kad jie neeitų į darbą ar dar, tarkim, kažkur, tu turi jiems mokėti normalius pinigus, kad jiems apsimokėtų tai daryti. Tu 5 žaidėjams neišmokėsi po, tarkim, imkim pavyzdį 1000 eurų mėnesį, 5000 mėnesį iš idėjos mokėti komandai, kur neaišku ir kažkokius rezultatus pasieks. Nu, čia turi būti durnas arba milijonierius, kuris neturi kur pinigų dėti, ko Lietuvoje mes dar nelabai turim. Aš manau, kad žmogus norėtų tik pinigus leisti. Tai, ką turiu meni, kad Lietuvoje neįsivyšius tą sportą dar taip idėja, kad mes gautumėm finansavimą tame. Kas yra, ko problema yra tai, kad sporto departamentas ne tai, kad nenori, bet man atrodo, kad jie bijo rizikuoti su sportu Lietuvoje, nes jie neturi jokios informacijos normalios. Ar mes čia turim Lietuvoje tokių žmonių, kurie čia galėtų iki aukštumų eiti? Žinai, tai čia reikėtų edukuoti, kuo daugiau kišt rodyti tiem žmonėm patį sportą, rodyti, kad mes lietuviai, mes norim, mes galim ir tų dalykų turim, žinai, žmonių, kurie tikrai norėtų ir galėtų ir gal tas finansavimas kažkiek ateitų. Jo, aš tai manau, kad labai sausa yra. Jo, dėl to ir nesusilaukia tiek daug, žinai, fanfarų, kaip sakoma, šitas renginys, nes tiesiog susilaukė. Jeigu nieko nepakeis, tai jo. Šiaip, dar kas įdomu, kad šiaip apskritai visas tas Saudi Arabijos konceptas pastatytas grinai ant pinigų. Taip. Ir, jo. Bet aš ką noriu pasakyti, kad, žinai, tai yra pinigai ir viskas su tom yra gerai, nes tai yra didžiuliai prizai, pritraukimas žmonių, bet tas pritraukimas žmonių nėra iš sielos, iš idėjos. Tai nėra taip natūraliai. Tai nėra natūralu, tai yra tiesiog... Visur, kur dideli pinigai yra. Tai yra tiesiog, human-made upė, kuri teka, bet visos teka. Nu, jinai, manau, tekės, bet labai silpnai. Tai dar kartelį. Respekt. Mes dėkingi esam GG arenai.
tikrai taip. nes mus čia priėmė. Tai priėmė. Ir labai šiltai. Suteikė. Ir kondicionierius suteikė, ir studiją suteikė. Ir nuvalė. Ir patogias kėdės suteikė. Ir langus nuvalė, čia žodžiu. Viską nuvalė. Pasiruošė. Viskas labai. Aukšto Aš tai čia tikrai, ir aš šią dieną praleidau, aš čia koitu išeibėje, aš čia žaidžiau žaidimus. Rimtai? Aš žaidžiau ir LOL'ą, ir skaičiau, tiesiog. Kaip sakant, reikia padėkoti Čirenai, kad apgyvendino Dovydą Vaičių. Jo, realiai, aš tikrai dėkingas. Ir aš žinau, kad aš čia sugrįšiu, man tikrai patiko. Ir iš čia sugrįš. Ir aš čia sugrįšiu. Turi promą. Ir Klaipėdoje, ar Kaune, ar Vilniuje. Bet turi promą. nežinau, ar yra 3 lokacijos. 3, ar ne? Taip. Taip, tada dar kartelį Q-Build už visą įrangą ir pagalbą susisetapinti, realiai susistatyti tiek kameras, tiek, nu, realiai, šviesas. Realiai viską. Realiai viską. Visą įrangą, kuri padėjo mums streaminti ir turėti gerą kokybę. Taip. Red Bullis irgi energijos suteikia. Ačiū Red Bulliui tikrai. Ir turim gubernijos nealkoholinę. Gubernija. Taip, tai jo. Ačiū. Surfshark. Taip pat esame dėkingi Surfshark. Žodžiu, bet kokiu atveju, man atrodo, čia tiesiog buvo smagiau pajapinti. Su mumis šiandieną buvo Justinas Lekavičius GL, taip pat Kamilė Raubūnaitė Kamilė. Ir jūs padėjo visą šią transliaciją stebėti Dovydas, tavo pavardė kokia? Dovydas Vaičius, dar kas nežino. Atleisk man, kad pamiršau Jo, tavo pavardę. ir Rokas Išoras, inžinierius kitaip žinomas. Jo, padėjo jums stebėti. Jo. Ir tikrai buvo visai linksma. Jo, aš manau tikrai ne paskutinis eventas, jeigu galbūt. Esame dėkingi ir Surfshark. Tai jo. Ačiū visiems, kas žiūrėjote. Ačiū, kad praleidote laiką su mumis ir šį vakarą su mumis. Ir tikėkime, pavyks ir daugiau tokių renginukų pakurti, pakomentuoti ir... Aš labai tikiuosi. Šiandien tiek, susitiksim. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Ramaus jums vakaro. Jo, Čia buvo Parūkė, 5, bei Inžinierius. ir eSports Top buvo su jumis, tai susitiksim kitose renginiuose. Iki greito. Iki. Bye.